Gerbiamas treneri, tikrai labai dėkojom, kad vėl mes galim klausyti jūsų patirties ir išminties. Ir šiandieną paprašėm trenerio pasidalinti patirtim kaip, aišku, fizinio rengimo trenerio, bet apie galbūt dalykus, kuriais šiais laikais rūpinas daugiau kineziterapeutai, galbūt sporto daktarai ir panašiai. Tai yra traumų prevencija, atsistatymas po traumų, yra specifiniai tam tikri pratimai krepšininkam, galbūt net pagal amžių galėsit biški pasakyti, kokie yra būdingi tam tikriem amžiaus tarpsniam, tam, kad galbūt išvengt padėtų arba kaip sakyti, sustiprinti taip, kad tų traumų mažiau būtų, o galbūt ir po to, jeigu jos vyksta, kaip greičiau atsistatyti ir visa kita. Tai treneris buvo vienas daugelį asmenų ir fizinio rengimo treneris, ir kineziterapeutas, ir turbūt sporto medikas galim jums vadinti pagal visą patirtį. Tai ačiū labai treneriai, jeigu mes taip galim po biškį pradėti ir va, turim 3 vyrukus, kurie taip atrodo labai gerai paruošti, bet treneris irgi protestuos, juos po biškį papasakos. Tai labai ačiū treneri, galim pradėti, aš paklausinėsiu, aišku, ir mes va taip eisim. Žodžiu, pradėsim nuo traumų. Tai turbūt yra tokia atmesti jas į šoną, tai būtų žaidybinės. O žaidžia, užšoko ant kojos, kryptelėjo, čia neišvengiamai. Ar stiprios kojos, ar nestiprios kojos, tai vis tiek ta trauma neišvengiam. Na ir dar pastebėjo daktaras Narkus, kuris dirbo Žalgiriui su rinktinė, kada teipuoja pėdas, daugiau atsirado traumų kelio sąnary. Čia fiksuota, tai suranda kur šoniniai raiščiai kelio. Dabar viena iš tokių bėdų, į kurias aš stebiu, tai yra avalynė. Viena, aš sėdėjau čia klinikose, turėjau ten tokių problemų. Visi dabar, ypatingai tokia mada yra moterų su tokios storio padais. Pėda nedirba, jinai guli, batai jau paėmus, viduj yra išklota ir pėda, o šitaip guli. Jinai guli ant šito. Jinai nedirba, jinai negyva. Nuėmė pėdos kailastas. Ir jie vaikšto gatvėjai su sportbačiais, žaidžia treniruotėj ir čia viena iš pagrindinių priežasčių. Tais laikais, anais, vadinkim, tai buvo labai geri sportbačiai, kur mes lengvatlečiai sportavom, tai buvo inkaro gamybos teniso batukai. Minkštučiai, gražiai gulas. Plius namuose vaikščiojimas su taip vadinamam češkiam, kur gimnastai. Su češkiam, basom, namuose, jeigu kiliminė danga, tai yra viena iš nepakeičiamų priemonių prevencijai nuo prieštrauminio. Tai pėdos, sakykime, toks stiprumas yra pirma sąlyga, ne? Pirma sąlyga. Aš paskui paaiškinsiu, kodėl. Ir kalbėjau su profesorium Špakausku, kuris specialistas yra stuburo operacijų ir jam buvo naujiena. Jeigu namas griūna, jeigu pastebėjo dabar, rodo Turkija, nestogas, pamatai, nuo pamatų viskas. Ir buvo tais laikais gydytojas Vorobjovas, visų sporto šakų, visų lengvosios atletikos rungčių. Jisai gerai pasakė, pradėkit žiūrėti nuo apačios, o po to pažiūrėkit į viršų. Ir turbūt nuo šito pradėsim, nuo avalynės, o po to aš pradėsiu apie kitką kalbėti. Dabar viena iš tokių niuansų, tai yra prieštrauminė, atrodo jums juokinga, bet yra mityba. Ne vitaminai, pirktiniai, tenai, chemija kokia. Gal yra žiema, kur jau negausi, tai būtent vitaminas D, tai yra saulė,
kuri gamina, tai jos nebėra, tai tada vitaminas D. Mano laikais buvo galvota, kad vitaminą C, jeigu daug sunaudosi, tai su šlapimu viskas išeis. Pasirodo, ir jo negalima per daug. O dabar, žodžiu, kas? Vitaminai. Vitaminai įvairiausi, kada parduotuvėse gal ne tokie kokybiški, bet yra visų rūšių daržovės. Ir aš galiu pasakyti, kodėl aš sakau mitybą. 56 metų olimpiadoje dalyvavo Kurčnebylis, tada nebuvo parolimpinių, Agostinės iš Trinidado. Tėvas jo milijonierius, multimilijonierius. Jeigu galima buvo pasi parke, išpuoselėtam parke bėgiot krosus. Tai žemė kainavo tenai Trinidadė, dabar yra Trinidadas ir Tobago. Pas juos gyveno treneris ir dietologas. Vat kiek skyrė. Dabar papasakos irgi Ambrazienė Ana, aš netikėjau, kad jinai bus kada nors pasaulio rekordininkė. Jinai pirkdavo už savo pinigus, pirkdavo turgui jautieną, kadangi jautienoje yra vitamino B, tai neužšaldytos, riešutus, medų, va tai, kad jinai bus pasaulio rekordininkė, niekad nebūčiau patikėjęs. Jinai 23 metų buvo 15 kažkur tai 400 metrų bėgime tuo metu toj Sangoj. Bet tapo, už tai, kad miegas, sėdi 9:30, žiūrim direktyvą, lūštai, apsisuka, išeina. Sakau, kad tau nepatiko, aš turiu 9:30 būt lovai. Ryte atsikeliu, treneriai gal gali suorganizuoti man mitybą, nes 11 valandą aš turiu daryti treniruotę, o šitas maitinimas yra 9 valandą. Per 2 valandas aš nesistatysiu po valgio. Čia žodžiu, kad mikroelementai. Taip, elementai viskas, nes viskas atsideda į sausgyslės, į raumenis, į kaulus ir viskas čia traupumas. Nuo pat pradžių, nuo pat jaunystės. Dabar kitas variantas. O čia, jeigu galima, aš noriu parodyti. Va čia yra šaškė vadinama, tai yra treniruotės. Va aš treniruojas ir organizmas gauna krūvį, jisai nusilpsta. Plius prie viso šito prisideda, kiek aš atsistatymų išsimiegu. Neįsimiegojau. Pirmas požymis yra organizmo nuovargio, yra blogas miegas, negaliu užmigti. Irgi yra krūvis organizmui. Krūvis yra mokslas. Dasideda man viskas. Krūvis yra 17-18 metų, nervų sistemos sudirginimas, pirmoji meilė. Toliau eina santykiai namuose su tėvais, kažkas tai netokio. Tai tėvai ten skyrėsi, tai tėvas girtas atėjo ar kažkas tai tokio. Yra namai. Jeigu pastebėjot, visas tas krūvis didėja ir viskas darosi nestabilu. Matot, viskas juda. Plius dar, jeigu pradeda naudoti alkoholį, dabar tas retas dalykas yra, bet griežtai, jeigu dabar daugiausiai gyventojų turi Indija, ne Kinija, ir jau tenai 10 metų, kaip uždrausta, jeigu pastebėjot, kada buvo Pašilės gatvėj, taip jūsų vadinama Saboninė, iš automato buvo išimta visi gėrimai ir jeigu šičia nenoriu gadinti reklamos, bet kai paduoda atgauk jėgas, gazuoto vandens nieks negeria. Iš krepšininkų nei vienas negeria.
Ir aš jau nekalbu apie pepsikolas, kur aš sakau uždraudė. Visi šitie dalykai, viskas dedas. Ir mano organizmas, kaip matot, nebeišlaiko. Viskas šitą sudėjus. Gali būti ir toks variantas. Viskas čia gerai. Aš jau atsistatau. Aš namuose įsimiegu. Namuose viskas gerai. Bet tai krūvis ant to aš neatsistačiau. Krūvis vėl dasidėjo. 76 metų olimpiadoj Juozaitis, kur tapo Monrealyje bronzinis prizininkas, tas filosofas, rašytojas, treniravosi su tėvu kartu su demokratinės Vokietijos plaukikais. Ir buvo ten Kornelija Ender, kuri tada Monrealyje iškovojo 5 aukso medalius. Ir ruošėsi 74 metais Bulgarijoje. Klausė jos, ką tu šiandien plauksi? Sako, nežinau. Trenerio klausia, ką jin plauks? Nežinau. Sako, tai ką mes čia bendrą stovyklą darom, jeigu viską nuo mūsų slepia? Sako, mes nieko neslepiam. Sako, nusintėm, tada jau komunikacijos netokios kaip dabar, nusintėm kraują, šlapimą ir seilės. Sako, rytoj pasakysim. Atėjo žinia, sako, organizmas pavargęs, siūlom daugiau tokio aerobinio darbo, lengvo plaukimo. Po 2 dienų padarė vėl tyrimus, sakė, viskas atsistatė, gali dirbti greičiau. O čia 76 metais. Kada pradėjo šičia daryti tokius mokslinius darbus ir disertacijas, ir buvo vienas rašė disertaciją apie seilių klampumą. Yra tokia informatyvi reiškia, informatyvus tyrimas. Treneris Šačkus, kuris 37 metais buvo Europos čempionas krepšinėje, mokėsi Vokietijoje. Sako, mes treniravomės ir treneris sako, sustojo, sako, spjauk. Nusispjovė, sako, bėk toliau, vėl. Ir sako, seilė ant lūpos, viskas šiandien užtenka. Sako, ir tokia buvo jau toks mokslas prieš karą Vokietijoje. Tai aš kalbu apie, reiškia, šitą visą situaciją. Dabar apie kojų priežiūrą. Mes susirtautų prieš šitą susitikimą kalbėjom. Vakar aš pažiūrėjau, rinktiniai vienas tik tai be pavardės žaidė be Tamprės. Kojos turi būti šiltos. Ir kojos, mes kalbėjom su Sirtautu, kojos nežino, kokiai sporto šakai priklauso, ar priklauso Jordanui, ar Saboniui, ar Usainui, Boltui, jos yra kojos. Jos yra vienos. Ir jeigu šitam formulėje 1 galima 2 kartus, sako, kad ir 3, galima pakeisti ratus. Šičia jums duotas komplektas visam gyvenimui 1. Ir jūs norit, kad tos kojos jums uždirbtų garbę ir didžiulius pinigus. Jūs jų nežiūrit. Tai klausykit, tai kaip čia suprasti? Aš ne jums ne konkrečiai, bet apskritai visiems sportininkam. Ir nueikit į maniežą lengvos atletikos, pamatysit, kad visi treniruojasi. Ir jau dabar ir NBA. Dabar buvo savo laiku, buvo treniginės kelnės, taip driokst, čia visos sagos ir iš karto eina. Dabar yra Tamprės. Dabar apie tą kojų priežiūrą. Jeigu mes dabar su tom kojom stengiamės kažką tai padaryti ir treneris sėdi, žaidėjas sėdi, o treneris prieš varžybas sako, vyrai, padarom gerą apšilimą. Ir jį išleidžia 10 minutėj. Tai dar buvo baudos metamas, praktiškai 15 minučių su šaltom kojom jisai išėjo. Kas ten padarys? Išskyrus traumas. Čia buvo atveju, salėj 12-13 laipsnių, ateina su trumpa apranga, prasideda dėjimai. Klausykit, čia nei vienas protingas žmogus šitokių dalykų nedaro. Guma šaltyje, pasižiūrėkit, jinai trukinėja. Raumuo kaip guma. Ir sausgyslės. Tai jis turi būti visai ką priežiūrai.
Dabar ir apšilimui. O čia, žinoma, ne prie traumų prevencijos, bet šitaip. Chomičius, pavyzdžiui, žinojo, kad jis turėtų kažkur tai apie 100-120 metimų padaryti, tada jisai skaito, kad jau jis pasiruošęs varžybų. Pas mumis būdavo, prie Jono Kazlausko buvo kas mėnesį, kas pusantro buvo testai. 10 serijų po 10 metimų, tritaškių ir 5 serijos po 10 baudų. Nu ir žiūrėjom procentaliai, kas kiek. Ir lygindavom. Aš paskui krepšininkams sakau, tu pasižiūrėk, pas tavę geriausias pataikymas buvo 5-6 serija. Ką tas sako? Reiškia, tu ateini prieš varžybas, turi padaryti, paimti bet ką 50 metimų iš eilės. Ir kada mes tapom Europos čempionais, tenai su Jasiukevičiu, Masiuliu, 96 metais, aš apšilime padariau kitaip. 3 poros metą, tai labai daug metimų padarom. 6 kiti tamposi, tempimo pratimus daro. Po to pasikeičia. Tada žymiai daugiau. Dabar ateina apšilimui, tokį paleidžia, paskui su priešininku pasišneka dar. Čia apšilimas? Čia ne apšilimas, čia pramogavimas. Čia ne pasiruošimas varžybų. Dabar pasižiūrėjau, buvo pakviestas Ilgausko į Clevelandą. Man kas patiko tenai. Dabar žiūriu, kai kas jau bando daryti. 2 aikštelės padarytos, 5 daro derinį, padarė derinį, baigė, eina prie kito krepšio. Prie to baigė, ten pradeda kitas 5, paskui šitas eina prie 3 krepšio, prie 4, tenai. 20 žmonių buvo. Tai kiti likusiai 15 čia, 3-5, kiti 5 arba bėga ant takelio, arba ant stepo, arba dviratį mina. Jeigu dabar pastebėsit, apšilimui, kai kas, tada dar buvo tokie laikai, haliai žaisdom ir paimu, tarkim, einikį po tribūnom, darom pratimus įvairiausius, jau varžybos vyksta. Atbėga kažkas tai iš atsarginių, sako, Garastas jau daro keitimą, Sabonis sodina, eina Einikis. Einikis jau pasiruošęs, jau apšilęs ir išeina į aikštę. Dabar sėdi, jis apšylo, prasidėjo 10-15 minučių, jį išleidžia. Ir aš klausiau, kada yra sunkiausiai? Jūs tą patį atsakysit. 3-4 minutė. Kodėl? Sėdėjot arba darėt apšilimą prie pulso 80-90, išėjote į aikštelę, 5 kart prabėgot ir 180. Ir jūs iš karto ir jau rodot. Tai čia pavyzdys. O čia atėjo vienas iš trenerių dabartinių, tada dar tik pradedantysis buvo treneris. Atėjo ir čia buvo krepšiai. Iš eilės įmetė 72 baudas. 72. Ir Brazys sako, klausyk, prisijung, vieno žaidėjo trūksta. Jis prisijungė, 3 kart prabėgo per aikštę, metė 4 baudas, ne vienos nepataikė. Už tai, kad jis metė prie pulso 70. Ir visas atsakymas, kodėl. Ir nuo to prasideda ir traumos, ir nepasisekimas. Dabar Blazeriuose, kada buvau su Arvydu ir tenai Clevelande, prie šitokių žaidėjų niekas tiek šitų masažuotojų nėra. Yra didžiulės sūkurinės vonios ir aš pats pabandžiau, sukasi iki pusės šlaunų, kojos sušyla ir tada eina arba teipuotis, arba eina į aikštelę mėtyti. Daryti apšilimą. Kojos jau sušilusios. Masažuotojų čia tiek nebus. Ir
Toliau aš noriu papasakoti apie pėdas. Visas kūnas yra ant pėdų. Va čia, įsivaizduokit, yra pėda. Va čia kūnas yra. Va čia pėda amortizuoja. Kada pėdos nėra, viskas eina tiesiai į kūną. Ta prasme, nėra amortizacijos, gauni per kelius. Jeigu po to gauni į nugarą, ir jeigu iš automobilio išimti resorius, taip vadinamas lingės, po 10 000 eksploatacijos mašina subirės. Pilnapadžių, senoviai, pilnapadžių į kariuomenę neimdavo. Pėda tai yra pagrindinis dalykas, kuris turi sąsają su žeme, su grindim, su parketu. O tai čia kaip tik aš noriu parodyti. O čia stiprios pėdos. Šitas taip. Ir jeigu nori pasižiūrėti, kokios pėdos, tai daugumoje atveju iš dušo išėjo, paleisk į persirengimo kambarį ir matysi, kad pėdos yra kuo stipresnės pėdos, tuo šitas tarpas yra mažesnis. Pas pilnapadžius čia praktiškai nėra. O čia yra vienas iš šoklumo rodiklių. Ir paskui vaikinai parodys, dabar galit parodyti jau, prašau parodykit, kokius pratimus pėdai daryti. Jeigu nori suspausti, ateinate į sporto dispanserį, suspausti dinamometrą, taip? Ir jeigu jūs norit po to, kad parodyti, ant kiek jūsų jėga prididėjo, jūs vaikštot arba kamuoliuką, arba yra tokia kaip baronka, riestainis, guminis ir jūs spaudot. Tai vienas iš pratimų, iš pagrindinių, yra, va čia jūs parodysit ant šito, kur gerai slysta. Po kiekvienos treniruotės Simonas Serapinas, Dariušas Lavrinovičius praeidavo 5 metrus ir 3 maksimalūs šuoliai, taip kaip ginčia, iš tokio pristato kojas ir pašokimas. Tenai jau dabar pakeista, buvo ant krepšio iš kitos pusės atžymus. Po sezono vienas 15 cm šuolį pagerino, kitas pagerino 20. Po šitų pratimų. Ir jeigu šitą pratimą aš parodžiau, ten, kur dabar yra Girstučio baseinas, tenai buvo lengvos atletikos maniežas. Visų trenerių auklėtiniai po treniruotės va šitą eidavo. O, trunka 5 minutės. Mano lengvatlečiai geri. 10 metrų darydavo varžybos. Ting, 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 ting. Lenkus, kai parodžiau, Lenkai po kiekvienas treniruotės šitą darydavo. Jie vadino chodzenė slimačkim, ėjimas kirmelė. Vat parodykit šitą ėjimas, vat jie, kai kurie gerai daro. Nešokinėt sirtautai, o ėjimas, va taip, abiem kojom lygiai, va šitaip, va. Tai vienas iš pagrindinių pratimų. Ir kiek dozavimas, koks čia? Pradžiai metrą, pradžiai. Po treniruotės? Po treniruotės. O nuo kiek metų? Ką? Vaikam, nuo kiek? Vaikam irgi jiem patinka va šitas va ėjimas ir vaikam tenai pilnapadžiams daro volavimas lazdos, kimštinio kamulio. Tas nieko neduoda. Va šitas, dar kitas, negali šito padaryti. Tai pradžiai po metrą ateina, negali padaryti, yra kitas variantas. Vienas, va, kur su ta mergina rodžiau, ateik, parodyk, va čia. Atsistoja ant krašto. O taip. Kadangi pėdos yra, pirštai yra šitaip, tai ir pėdos taip. O šit. Suspaudžiu, opa, paspaudžiu, palaikau 10 sekundžių. Opa, palaikau, atleidžiu. Palaikau, atleidžiu. Palaikau, atleidžiu. Taip, ir čia po 10 sekundžių šitą laikymas.
Žinoma, izometrija čia yra, tai yra palaikymas. O šitas pratimas tai yra tam, kad sustiprėtų pėda. Ir va šitie pėdos tiesiamieji raumenys. Darydavom iki to, pagrinde buvo problemos su Visocku, buvo Čiurnos visą laiką problemos. Pavyzdžiui, tais laikais aš nesimenu, kad kažkam Čiurna būtų. Vat jūs pasakėte tik dabar Visockui. O iš to žalgiriečių ten su senųjų? Visą laiką. Tol, kol mes nepradėjom šitą pratimą daryti. Ir dabar vienas čia atsisėda. Kojos čia. Tai va, kulnis kartu. Va. Ir čia iš karto apšilimui daro su gumom. Gumom čia vienas tinka daryti pratimą, kito netinka, reikia, žodžiu taip, yra patogiausiai, yra rankomis. Laikai. Va taip, dabar į šonus. Pėdas, taip, protingose ribose. Galima laikyti taip, kad nieko nepadarysi. Taip, dirbam, kokią 15 kartų. Vienas paskui kitą, vienas, opa, o šitį. Ir eina iš karto ir šičia, taip? Šoniai raiščiai, o taip po 15. Dabar antra serija eina į vidų. O šitį. Eina čia. Ir eina čia. Šito ėjimą, pagal kaip kirmelė, Visockas negalėjo. Tai toliau šitą laikai pirštus. Ir dabar tik pirštai dirba. Ta patį, ką tenai darėt, su pirštais. Pėda nejuda, dirba tik tai pėda, šitą Čiurną. Šitą pratimą mes pradėjom daryti, dirbam, tol, kol su Arūnu. Kada jis pradėjo rėkti, sako, jau šičia skrusdėlės bėgioja. Kada mes šitą pratimą darėm, tai čia buvo 87-8 metai, komunikacijos tokios nebuvo. Ir visi, ką jie ten daro nesąmonės. Vieną dieną ateina ir sako, pėda nedirba, dirba tik pirštai. Sako, pažiūrėjau medžiagą, sako, Jordanas su masažuotoju šitą pratimą daro. Sakau, tikrai aš nežinojau, nes nebuvo tuo metu. Dabar kita yra laikai pėdą į save. Dirbi. Plačiai didelė amplitudė. O čia dirba jau čia sąnarys, taip? Ir taip, kad iki gero nuovargio. Čia nesunku prieš treniruotę poroj 5 minutės ir paruoši kryžmį šitą šoninius raiščius, vidinius raiščius ir pėdą, ir Čiurną, viską šitą paruoši. Gerai, ačiū, užtenka. Po treniruotės geriausias variantas, masažuotojas vienas yra, jis paima patį geriausią tenai kokį. Pats geriausias masažuotojas po treniruotės. Nueini į dušą, paleidi srovę, pasireguliuoja, gali stipriau taip. Su karštu vandeniu 3 minutės. Perjungiai su šaltu. Ne tokiu, kad jau tenai išvis sušalt nosis pradėti. Vėl 3 minutės su karštu, vėl minutės ir tautai su šaltu. Ir užbaigi su 10 minučių, užbaigi su karštu. Šitą darom prieš treniruotę. Darydavo Arvydas pas Robertą Kuką klinikose Portlande. Vonelė karšto, vonelė su ledais. Ir aš sėdėjau su chronometru, su karštu, su šaltu. Taip, kadangi buvo Achilas, tai darydavo su šitais. Dabar toliau. Yra pasiruošimui, kaip pastebėjot, kai kuriuose komandose yra varžybų metu, pastebėjot,
yra pastatyti dviračiai, veloergometrai ir tie, kurie jau yra ten 6, 7, 8, jis mina dviratį. Jis jau ruošia savo širdies sistemą, visą kraujagyslių, ruošia išėjimui į aikštelę. Po varžybų, po treniruotės su dubleriais, o tai jie gali papasakot, kurie čia buvo, ir Lekavičius, Grigonis ir visi kiti ten. Po treniruotės 5 ratukai su kojinėm, 5 ratukai apibėgti. Po treniruočių, kad ir būdavo rinktinė arba Žalgiris, po treniruočių eidavom į jūrą, Klaipėdą ir Palangoj, ir 10 minučių stovėdavo iki pusę šlaunų. Kada aš dar pradėjau dirbti lengvos atletikos treneriu, tai buvo kokie tai 66 metai, ir pasižiūrėjom, turėjo būti mačas Tarybų sąjunga Demokratinė Vokietija. Ir iš stadiono per pylimą, per bėgius suvarė visus vokiečius į ledinį vandenį. Ir vanduo buvo 8 laipsniai. Šalta. Plius apačioj, ne taip kaip pas mus smėlis, o tenai. Ir jie ten stovėjo. Ir rusai šnekas. Kur? Rusai šnekas, sako, jie gavo vaistus nuo gripo ir dabar bando įeis į vandenį ir viskas. Ir tik tai po to aš supratau, kad tai ne vaistai nuo gripo, o čia buvo po treniruočių atsipalaidavimas. Ir Žalgiris, tarp kitko, yra Vonios, kalbėjo su Sigitu Kavaliausku irgi. Nu, ir vienas dalykas, čia jau jum nepriklauso, Prokom Trefė, Aseko Prokom, atsiprašau, Gdynės, mes buvom Eurolygoj 8. Po 99 metų, tik tai vėlai, o po to Jasikevičius atvedė į 3 vietą. O mes ten buvom, jeigu taip suėjęs, tai buvo kažkur tai 4, 5. Tenai būdavo daroma kas 2 savaitės, kas 3 savaitės, kaip išeidavo. Kraujas, šlapimas ir laboratorija. Patikrindavo, pas ką yra nusilpęs kraujas, kam reikėtų lengviau, kada yra, taip ir pas mumis čia langai. Nu, visų gal negalima, bet 5-6 vedančiosius galim pasitikrinti. Pagaliau ir jūs patys galit paprašyti, kad ateidavo laboratorija, kiekvienam trūkdavo 5 minutės. Čia ne valandom. Tai tada galima kalbėti apie tai, kad nepavargė, nebuvo vienas ant kito dedasi. O treneriu, ką daro tas kontrastas darbiškai šoko? Prašau? O ką kontrastas padaro? O tą patį, ką masažas. Suspaudžia, šaltį suspaudžia, kraujagyslės raumenis. Karštis atsidaro. Vėl suspaudžia, vėl atsidaro. Ir pamasažuoja. Su rankom į vidų tiek nedaisi, kiek su karštu šaltu vandeniu. Ir šitą kiekvienas gali pasidaryti prieš treniruotę po dušų. Karšta, šalta. Tai net tenai šnekėti ir kažką tai užsiminėti kažkokiais tai. Jūs kiekvienas individualiai paėmus. Jūs stiprus, jūs greiti, jūs gerai žaidžiantis. Visas kolektyvas, jau kiekvienas. O čia mane būdavo, paprašo Masiulis, kada buvo su dubleriais, ir per didžiąją pertrauką pasako, treneri, gal jūs ką nors turit pasakyti? Vienas iš atvejų buvo, sakau, taip, apsikabinam visi, užsimerkiam. Ir kiekvienas pagalvojam, o 30 sekundžių, ką aš galiu padaryti, kad 3, 4 kėlinį aš kažką tai komandai atnešiau naudos. Aš tai pramerkiu akį, žiūriu, užsimerkė stovi. Nežinau, ką jie galvoja. Bet tai nebuvo, čia yra
ne tai, kad, nu, vyrai visi, mes už ir 3 trenerių už Žalgirį. Visi kiti tyli. Kas čia nusiteikimas? Ar nusiteikimas čia? Ir reikia sukrėsti. Gal negražu sakyti, bet būdavo, kai aš sakau, pirmus 2 kėlinius, nu, žiauriai, be emocijų, be nieko. Ir aš sakau, dabar vyrai taip, po varžybų pasiema daiktus iš tos rūbinės ir tenai tą rūbinę. Sakau, kodėl? Sakau, čia vyrai, tenai mergos. Ai, treneriui jūs čia duodat. Bet sakau, taip, kas nors sakė ar nesakė, niekas. Ar čia vyrai susijėmam, už ko? Čia nenuteikimas, susijėmam. Čia kažkas tai naujo? Nenaujo, turi būti kažkas. Žinoma, gal nereikia šitaip jau. Pas mane buvo auklėtiniai lengvatlečiai ir aš jam pasakoju. Buvo mažiukas toksai štangistas, japonas, Kono. Tai treneris ateidavo, prie jo paima mažiukas visai. Prieš pat eidam štangą kelti per varžybas, paima už smakro, atidaužo snukį. Ir eina prie štangos. Ir dabar tuometiniam Leningrade dar stovi tas mano auklėtis ir trypė. Sakau, kas yra? Ai, treneri, jūs čia pasakojat man tada apie tą Japoną. Sakau, tai ką, negaliu užsives, gal jūs. Sakau, ateik čia. Ai, nereikia, užsivesiu. Suprantat, ne taip, gerai nusiteik. Neveikia. Turi būti kažkas tai tokio. Ir aš sakau, vat jeigu stovi starte, ir aš prieisiu ir pasakysiu, dėmesio, marš, suks. Yra šūvis arba riksmas. Taip, kad jeigu treneris retkarčiais užrėkė, tai tave nuteikė. Užveda tave, jeigu tu vyras. Jeigu ne, manęs reikia, čia jau ne tas. Tai taip čia ir dar psichologinis. O kas liečia prevenciją, tai tik tai galiu pasakyti, jūs norit kažkokio rezultato, norit garbės, norit pinigų, norit pripažinimo kažkokio, tai jūs turit žiūrėti savo kojas. Ir kada turit žinoti, kad vienas iš tokių dažniausiai pasitaikančių problemų yra nugaros traumas. Tai turi būti taip vadinamas, su profesoriumi Špakausku kalbėjom, taip vadinamas korsetas, pilvo presas, šonai, nugara. Kuo didesnis, tuo viskas turi būti daugiau dėmesio kreipiam. Mažiukam, kažkaip tai arčiau. Žemės viršiau. Kuo aukštesnis, tuo didesnis dėmesys šit. Gausi vieną kartą traumą, jinai kartosis, darysi reabilitaciją, darysi pratimus, bet šaukštai po pietų. Labai geras posakis yra. Sako, žmogus persižegnojo tada, kada trenkia žaibas. Arba tais laikais, toj Tarybų sąjungoje buvo ateizmas. Dievo nėra, Dievas nereikalingas, cerkvės griovė, visi ateistai. Bet kada buvo tas karas, sproginėja minos ir visi žegnojasi ir reikia Dievę padėk. Ateistų ten nebuvo jų. Tai ir šičia jūs turit nusiteikti patys save, nuteikti, save paruošti, kad tų traumų nebūtų. Ačiū uždėmesį. Dabar jūs parodėt labai aiškius pratimus pėdai. O kokius su savo kūno svoriu parodytumėt kelio, sakykime, raiščių stiprinimui? Kelias ir šitą, ir keturgalvis. Kada buvo 8 centimetrais po operacijos pas Arvydą keturgalvis, va čia, matuojant, 8 centimetrais buvo suplonėjęs. Dirbti su tuo keturgalviu, tai va, čia įmobilizuota, tai čia ir nuobodu jam. Ką mes padarėm? Pluošto maniežė, krepšiai buvo ant ratukų. Nori toliau, nori arčiau. Ir va tokios tumbos, įvairiausio aukščio. Čia yra 76,
Tenai dėjom taip, kad būtų 90. Čia jau pas man per aukštai, 90 laipsnių. Aš duodu kamuolį, Arvydas atsistoja, metimas. Sakau taip, iš 5 metrų. Koordinuotas atsistoja, kada jau įsitiesęs. Ant to, taip, ant to atsistoja. Pilnai, tai ir meta. 10 pataikysi, šito pratimo, kur užplanavęs, tu nedarysi. Pataikysi 5 kart, 5 serijos po 10. Puikiausiai 10. Viena, jam azartas yra pataikymas plus kojytė. Per 1,5 mėnesio mes 8 cm priauginom. Atitraukiam krepšį iki 6,5. Eina puikiausiai. Nereikia jokių spaudimų. Dabar nugarai, tenai pritupimai. Kokie pritupimai? Vo, yra staklė. Kur puikiausiai dirbant kojom gali dirbti. Jo, o vat yra iščių tvirtinimai. Va tą mes darėm. Tai bet čia daugiau gal pėdai. Ai. Ne, kur šitos suvedimus. Nu ir aišku, ant nestabilių formų, ne? Taip, ant šitų nestabilių, tai vienas, antras yra su gumom ir šitaip darant, ir taip darant, priklausomai kokio lygio, kokio. Dabar, vat kaip mes pradėjom su dviračiu. Apšilimas, arba taip, vat su Lavrinovičium pradėjom, pas jį buvo problemos su šitais kryžminiais raiščiais. Tai mes pradėjom ant aukšto balnelio, dirbo tik tai pėdas. Po savaitės balnelį vienu sumažinom. Pas Arvydą buvo problema su achilu. Ant pačio žemiausio achilas nedirba. Po truputį. Su Lavrinovičium dėjom tą aerobikos kamuolį prie sienos ir šičia sudėjom 6, kai dabar atsimenu, tos diskus nuo štangos. Pritupė, atsistoja. Sakau, kaip? Nieko, gerai. Sakau, bandom su 5. Ne, sakau, su 5 dar jaučiasi. Tai su 5 padirbom savaitę, po to daro su 4, jau viskas. Ir taip žaidėm, kol visiškai pritupė. Viena čia pas mane buvo, kuri irgi po kryžminių raiščių, jinai išvis nieko negalėjo, o tik tai šitą koją. Taip pastatydavo tą tiltelį prie to ir jinai su kojom sėdint. Va šičia tokio treniruoklio nėra dviračių. Šitaip išleidau ją, jinai jau galėjo su uodega dasiekti žemę. Darėm pratimus. Ir tokius, kur yra treniruoklis, toks yra pritrauki stumi, aparatas dirba. Tai jau su tuo aparatu, o mes čia padarėm be to aparato. Su Lavrinovičium paskui dirbom su biodeksu. Šį čia dar niekas nežinojo. Lietuvoje tas biodeksas buvo pas profesorių Streckį, mano buvęs auklėtinis, dabar dirba LSU. Ir mes darėm pratimą, ne tik tai kaip testavimą, bet darėm pratimą. Šį čia trauki, šį čia stumi, šį čia trauki, šį čia stumi. Ir matuoja. Na, paskui mes kaip treniruotę darydavom su Streckiu. Lenkijoje irgi tas biodeksas tik tai Varšuvoje ir Poznanėje. Sakau, mes padarysim pas save. Šį čia keturgalvis eina, ten pririšau gumą, atgal su guma eina. Į priekį, atgal. Nuvažiavo į Poznanę tikrintis, jis sako, kad, sako, ta traumuota koja stipresnė negu ta sveikoji. Sako, kaip taip čia pasiekėt? Sako, dirbam su biodeksu. Taigi pas jumis nėra biodeksu. Sako, lietuvis treneris, sako, padarė. Sako, parodykit kaip. Tai tie Lenkai už galvos susiėmė, sakė, tik tai išprotėjęs lietuvis galėjo tokį sugalvoti. Bet rezultatas tai buvo. Nebuvo biodekso, šitą darėm. Taip, kad ir kaip aš šitą pamiršau gerai, kad pirminiai Mindaugai, ir šitą ant tos pagalvės stabilumui. Ir vieną koją mes darydom Lenkijoje metimai. Meti iš po krepšio
ir ant to stovi pagalvės. Ir koordinacija, kaip susigaudyti. Ir pašokęs keiti koją kartu su metimu. Iš pradžių nesigaudavo, vieną padaro ir išmeta, kitą padaro, vėl išmeta. Dabar irgi apšilimui ir treniruotė, sako, minkit dviratį. Mes padarėm kitaip. Prie to dviračio padarėm taip kaip aikšteliai. 10 metrų spurtas, 10 metrų, 5 sekundės didelių greičių. Atgal grįžti lėtai, vėl greitai. Aš sustoju su chronometru 10 sekundžių, 5, 6, lėtai, greitai. Plius ant šito takelio ne vien tik bėgdavom. Ant to takelio, prašau užlipti. Kaip šitai? Taip, šonė, ant takelio pačio. Šonu į mane. Koja į šoną, va, paleidi ir kojos sulenktos ir dirbi kaip gynyboj. Gynyboj. Pas mane buvo vienas lenkas, kuris darė reiškia, ant to greičio 10,5. Čia pabandžiau 4-5 ir išmetė lauk. Dar vieną padarėm. Vieną koją ant vieno, tenai 2 buvo takeliai, kitą koją ant kito. Ir dirba. Paleidžiam vieną su asistentu, paleidžiam vienodą greitį. Ir abi kojos dirba gynybui. Nori, nenori, tu plačiai dirbi, kadangi ant 2, nori, nenori, dirbi greitai. Nes kitaip tave kaip šiukšlę išmes. Ir šitą patys sugalvojo kažkokias, tai pas mane buvo lengvatlešiai, kurie ten sugalvojo pratimą startę, išbėgti. Vyr treneris barjerininkų sąjungos už galvos susirėmė. Sako, ką jis daro? Paprastai yra 7 bėgimo žingsniai iki pirmo barjero. Jisai 8 daro, bet tai ne ta koja, kuri gale yra ir į priekį išmet. A jis pradeda nuo šitos kojos, kuri priekį yra, niekas taip nebėga. Bet jis pradeda šitaip ir rezultatas iš karto geras, tarptautinį padarė. Tarp kitko, galiu pasakyti, čia gal ne krepšinio, nei tema, jeigu pastebėt, kaip dabar startuoja plaukikai. Kaip lengvatlečiai, vieną koją priekį, kitą atgal. Tegul mane prie kryžiaus prikala, treneriui Kalyčiui, Janušaičio treneriui, šitą variantą aš pasiūliau. Dar niekas pasaulyje nedarė. O kodėl dabar, sakykime, jūs manot, kad taip? Tai už tai, kad greičiau koja šitą išmė. Dar aš dabar siūliau, sakau, pabandykit dar, kaip lengvoje atletikoje, pradžioje išeini keliu į priekį, paskui išeini. Niekas, aš galiu pasakyti, krepšinėje, pirmasis pradėjau, kada yra karšta, kada yra pavargę, dėti ant sprando ledą. Tegul man pasako, kad kažkas tai, kad jie pradėjo. O kodėl jūs taip manėt? Taip, aš pasižiūrėjau, kad šitaip darydavo imtynininkai. Ir krepšinės, aš pabrėžiu, krepšinė. Pirmieji pradėjom. Ir greitai atsistato. Taip. Taip, iš karto atsistato greitai. Ne, tai va, pagrindinė, suprantat, mūsų didžioji problema yra keliai ir čiurnos. Kai kurie neturi su tampriam, ateina, užsideda ant kelio. O kaip dabar dėl teipavimo, kaip jūs žiūrit aplamai, pavyzdžiui? Tai sakau, kaip sakė Narkus, teipuoja čia, išlėkia čia. Maskoliūnas žaisdavo be teipavimo ir kiti. Mados reikalas. Kurie ateidavo iš NKL-o, iš rajonų. Jie tokių dalykų kaip teipavimas, jie nežinojo, kad iš vis toks yra. Tai taip, kad čia ar gerai, ar blogai, nežinau. Tai, pavyzdžiui, Arvidui teipuodavom, kadangi tenai Amerikoje teipavo, kada dar pačioj pradžioj tik tai pradėjom žaisti. Tai buvo atsargaujama ir teipas eina iki čia.
Ir mane dar išmokė to teipo, ir dar tų teipų čia nebuvo, aš vežiau tos teipus iš Amerikos. Paskui atsitiktinai Maskvoje stovi du ir kalbasi, gavom kažkokius tai bintus, sako, tie bintai su klyjais. Kam jie reikalingo, sako, velniai. Aš priejau, sako, vyrai, jūs čia kalbate apie to, ar galima pažiūrėti. Gerai, sako, einam. Nu, ten nuėjom tam sporto komitete, parodė indiški. O kaip tik tai va tokie, kurie eina platus, kurie ima Achilo funkciją. Gerai. Nu tai dar Zaremba buvo, administratorius atvažiavom vėl į Maskvą, pasiėmėm 10 dėžių tokių medinių apkaltų ir parsivežėm čia. Čia niekas nedarė. O karštą šaltą haliai, kada iš šaltą, atvažiuodavo turbinos iš oro uosto ir pūsdavo šiltą orą. O aš liepdavau krepšininkam atsinešti pirštinės ir sėdėti ant atsarginio suolo su pirštinėm, nes buvo šalta. Tai darėm taip, kad apšilimą darydavom su treningais ir sėdėdavo su treningais. Taip, kad būtų kojos paruoštos, ne taip, kad išeitų. Tada tikrai šalta buvo. Tai iš tų padėčių ir išeidavo, bet tai mes dar be viso šito ir Žalgirio vyrai yra knygutė tokia, knyga yra su nuotraukom Rakausko ir Požerskio. Tai nuo kalno ant užpakalio kartoną pasidėję dabar yra tokie jo plasmasiniai. Estafetės, vėl į kalną bėgte, šitas futbolas, Tajus ir Rednis žaisdavo irgi, iki čia teniso kortose, iki tiek sniego, futbolą žaidėm, ateina šlapi, dabar kur jie eina kas nors? Jie į lauką nešiau, dabar matyti lauką jie išbėgo. O visi kiti šitie vaikai, jie neina į lauką, su treneriais su jais neina. Aš kalbėjau su Darium Sirtautu, sako, nenori. Nenori. Į viršų pasistepi ir vienu metu metimas. Viską atgal, Jonai, atgal. Kiek galima lėčiau nusileidai, o čia kiek galima greičiau. O taip. Bet lėtai, ne? Gerai. Kamuolys palei nosį, ne čia. Čia tu laikysi, stop, čia laikysi kamuolį, aš gynėjas. O dabar kur? O, kaip aš tą paimsiu? Lėtai nusileidi. Čia praktiškai turi būti. 90 laipsnių, čia per žemas. Su Saboniu mes darydom pluoštę, krepšiai buvo su ant ratukų. Pradėjom nuo čia. 10 pataiko, iškia sekančio pratimo pas mane sąrašas nedaro. Pataikai 5 serijas. Plink toliau, plink dar toliau. Ai, šitaip. Taip. Labai įdomu. Ir svarbiausiai yra motyvacija. Supratau, bet čia sakykim taip, čia kam? Keturgalviai. Jo, ir bendrai koordinacija čia Taip. labai naudinga, ne tik taip, sakyti. Keturgalviai. Ai, čia žodžiu. Tai Arvidui per 1,5 mėnesio priauginom 8 cm. O čia buvo distrofikas jau. Per šoną kelią. Tiesiai į kairį. Jonai, į kur tu mesi? Į kur? Ką? Tai ko tu žiūri čia? Kodėl tu nežiūri tenai? O žiūrėti tenai old schoolas, kadangi... Taip, kūnas pats susiras. Ne, kadangi turi blogą rankų padėtį, ranka išeina į priešingą kamuolio pusę ir užsikėlimo takas yra vidinis, alkūnės padėtis bloga, 2 sekundės. Treneri, čia prieš 50 metų dabar yra, žiūrėkit, riešo lūžis. Jeigu jisai nežiūri į savo ranką, jis neištaiso riešo padėties ir kamuolio kėlimo tako. Dabar metimo į krepšį teorija sako taip.
Šitas vadinasi dalykas, kai jūs kalba starting pointas. Šitas vadinasi lift pointas. Užsikėlimo aukštis vadinasi lift path. Ir šitie dalykai, jeigu žaidėjas sako, ar gali ateina žmogus žaisti pianinu, mokytis pianinu ir liepia užriš akis, nežiūrėk į klavišus. Kaip išmok žmogui groti pianinu, nežiūrint į klavišus? Kaip jis gali įsitaisyti rankos metimą, nepažiūrėjęs į kašę? Jis turi matyti kamuolį, jūs, jį ir jį. Kitaip yra visa Lietuva. Visą Lietuvą turiu dabar praėjęs. Lietuva dabar pasižymė pačiais blogiausiais metimais. Visi. Turiu nuotraukas archyvą, 150 nuotraukų, kaip įsikrypia į visi metimai yra Lietuvoje. Gerai, Dariuk. Gerai. Tai Kari Irvingo metodika metimo, tai visas NBA dabar viskas gerai. Dabar stovėk ir man pasakyk, kaip reikia eiti. Eiti? Aha. Sinchroniškai juda rankos, bet yra minėdas eina šitai. Ne, aš nekalbu apie minėtą, aš klausiu. Kaip pėdos, ką pėdos turi daryti? Pėdos statai ant kulno, ne? Taip. Yra pusė žmonių nemoka eiti. No? Taip mes mokam, kaip reikia eiti. Ėjimo būdu dedi ant kulno. Tai Paulauskas, Alfonsas gerai pasakė, jeigu tokias teorijas vestų šimtakojais, jis taip stovėtų. Dabar kitas Dariau, tu buvai, Dariau, tu, kas? Irvingais ir visi kiti, aš tau pasakysiu vieną. Tu buvai liudininkas. Visose sporto šakose, kas yra technika. Racionaliausias būdas tam žmogui visose sporto pasiekti aukščiausią rezultatą. Tu buvai liudininkas, kaip geriausias baudų metikas buvo Šivickas. Jo, bet metė jo. Ir geriausiai pataikė. Bet Šivicko mes niekada gyvenime neatsimėm kaip metimo. Sabonis metė iš stoikės, Kurtinatis metė iš stoikės. Šiai dienai, kas buvo tada, šiai dienai klausimas ar tik. Paklausk Macijausko, kaip reikia teisingai išleisti kamuolį ir kaip kur laikyti. Aš turiu Macijausko metimo analizę. Bet jis šito nežino. Jis šito nežino. Jis to nežino, bet kaip meta Macijauskas, nei vienas šiai dienai Lietuvoje net nemeta, net panašiai. Kodėl, treneri? Kur Macijausko metas? Kas? Kodėl nemeta nei vienas? Todėl, kad nėra, supranti, jie nežinodami daro klaidas visame tame. Pirma, dėl ko amerikonai dabar atvažiavo pusė NBA trenerių, iš NBA individualaus rengimo trenerių, kurių didžiausias buvo dabar klausimas, kaip įmesti į kašę. Noriu pasakysiu dabar Lietuvos krepšinio, kaip apie Lietuvos krepšinį apsiliepia. Sisteminis krepšinis, analitinis krepšinis, reiškia, dabar krepšinis tam neliko vien prieš vieną žaidimo, metimas į krepšį, žalgirio programų neįeina į programą. Pataikymas, žaidimas vien prieš vieną ir pataikymas. Atvažiavo 10 atvažiavo Dariau, 91 metais 10 iš NBA trenerių. Su Pakula bendrauja. Atėjo, sako, va, kiek jūs darot, sako, šitų derinių. Mes susirašėm. Parodė Garastas, čiagi ne deriniai. Čia ne vieno derinio nėra mūsų. Jie įžiūrėjo taip. Dabar, Dariuk, aš tau pasakysiu. 72 metais, tu išklausyk, būk malonus. 72 metais Miuncheno olimpiadoj iš Tanzanijos atbėga kliūtį su vandeniu. Su kairė koja atsispiria, su kairė užšoka, su kairė nušoka. Orlovas taip sako, dar toli Afrikos sportininkam iki techninio bėgimo. Žinoma, Afrikos lengvoji atletika tik tai kyla. Jisai tampa 3 su kliūtim olimpinis čempionas. Jo klausia, kodėl jūs taip netechniškai darot? Sako, man dešinė koja skauda. Ja, bet yra, aš pritariu. Kada Dariau atsistojo Blekas 96 metais, 896 metais, Marmuro stadione į žemą startą, 50 000 metų, sako, o durnas. Tai kol jis išbėgs, sako, kol jis atsistos, visi bus nubėgę. Dabar tik tai čiuožėjai iš tokio starto. Taip kad jeigu aš pataikau, jeigu aš šoku, tai tais laikais buvo kinogramą, jeigu bėgi ir šitą koją neįsitėsia kinogramui. Bet treneris durnas ir tas nemoka bėgti. Paskui pasižiūrėjo, tas Michaelas Jonesas buvo 400, kur bėgo šitai. Jokius rėmus netelpa techninio.
Bet jis greičiausias pasaulyje, jo rekordai po šiai dienai. Nu, tai gerai. Ne, tai yra ties, ką jūs sakote, viską teisingai, bet aš kalbu dabar biškai ne apie tai. Aš kalbu vis tiek, imki statistiškai, imam 10 žmonių su Šūdinais metimais, su Šilicko metimais. Ir koks bus, kiek taip, vienas bus genijus, kuris su Barūba, amžinatelis Barūba, atmetė Lukminą, Kurtinaitį, atmetė Pabapskį. Tai gal pradėkime mes kaip Barūba, Pabapskį. Taip jis metė visiškai netaisyklingai, bet jis pataikė viską. Kas? Barucha? Bauskas amžinatelis. Tai tais laikais Lauritėnas visi metė šitaip. Ir 56 metais straipsnis buvo Kazimiero Petkevičiaus iš Olimpiados. Amerikiečiai meta vieną ranką nuo peties pašokus. Dabar vis tiek yra tretinė, jūs viską teičiate. Čia dabar dariau. Čia eina kalba apie raumens priauginimą, ne apie techniką. Jo, aš kalbu apie techniką. Mes dar norėsim tą pakviesti, mes podcastą padarysim apie trenerius. Čia labai fainai. Paplepė, bet viški, žinai, praplečia. Be 300 gramų, kaip treneris sakot, tai praplečia akį. Ne, mes kalbam, treneri, jūs teisingai kalbat viską, aš nieko nebet, aš kalbu apie metimo techniką. Bet taip, gerai, dabar pradedam apie tą. Treneris, žangėlę trumpą, nes aš jau padariau. Alternatyva tokia, ne visose, norint užsiauginti raumenis arba sustiprinti, ne visose yra treniruokliai. Galimybės yra. Tai va čia aš parodau paprastą būdą. Tai kada koja šičia yra ant to paaukštinimo, tai turi būti paaukštinimas toks, kad būtų 90 laipsnių. Lėtai nusileidžiant dirba jau šitie raumenys. Lėtai nusileidžiant žemyn. Tai vienas. Antras yra motyvacija. Vat aš kaip pavyzdį sakysiu, 8 cm per pusantro mėnesio su Saboniu priauginom keturgalvio šitą. Tai viena, antra, parodau pratimus ir sakau, va čia 10 pataikai, to pratimo nedarom. Pataikai 5 kart, darom 5 serijas šito pratimo. Ir iš karto entuziazmas, nu ten, žinoma, aukštesnis. Ir tokiu būdu prisiauginom. Galėjom daryti su šituo treniruokliu, spaudimas, keturgalviui, ten ir visa kita, nuobodu. Koks dozavimas? Kas? Serijų ir... Mes taip, iš akies 10. Bet tai, kad 10 pataikyti, reikėdavo ir 20 metimų padaryti. Tai va taip vienas dalykas. Čia reabilitacija daugiau ar prevencija? Čia prevencija. Tam, kad sustiprinti šitą visą. Pats geriausias pratimas, kur su Arvydu darėm, tai yra konceptas. Irklavimo staklis. Dirba viskas. Keturgalvis, pilvo presas, rankos, nugara, viskas dirba. Tai Arvydo tas kelias tai yra ilgesnis negu tų irkluotojų. Tai darydavom, reiškia, po 37 įrius daro 8-vietę. Arvydas 37 įrius prie šito viso darydavo 4,5 minutės. Vienas. Antras dalykas, ten mums reikėjo, kad ištampyti Achilą. Buvo saugos. Tai aš padėjau dar kaladėlę ir atvažiuoju tempi. Ne man, ne savo rankomis. O šitą Ivaškevičius sako, tu genialų sprendimą priėmei. Tempėsi. Antra, matau, kad jau per lengvai. Mes šitą konceptą, kuris yra va šitaip, mes padarėm, kad va tas galas pasikelia. Visas tas kontrūs, o taip pasikelia. Tada daugiau dirba daugiau kojas. Sako, per lengva man rankom. Gerai? Kur ta rankina yra? Uždėjau 2,5 kilogramo diskelį. 4,5 minučių jau neiširklavo. Žinoma, nereikalinga šitiem krepšininkam, nereikalinga ten kažkokiu tai didelių svorių. Ir Kairaitis federacijos kultūrizmo atnešė man planą ir kaip dirba krepšininkai ir vieni daro su treniruokliais
Sako, pažiūrėk, kartojimų skaičius 2, 3. Sako, dirba kaip štangistai. Šį čia pažiūrėk, 10, 12 svoriai nedideli, dirba kaip kultūristai. Tai aš irgi čia skaitau, kad nereikia ten tokių raumenų prisiauginti šitą. Tai va šitas pratimas tokiam keturgalviui. Ir plus ir metimas, ir dabar jisai meta čia nuo 3 metrų, paskui galim nuo toliau ir taip kaip aną kartą darėm. Va čia pabandykim, Jonai. Gali mesti tik tai nuo baudos, va čia baudos aikštelės. Įmeti taškas, neįmeti, čia ne į planą. Įmeti taškas, neįmeti -2. Reikia surinkti 21. Prašau. Iš kur nori? Iš kur nori, tik tai ne iš vidaus. O iš tenai. Bėgi pasim, bėgi, nestovi. 1, 2. Greičiau. Taip, 0. 1. 2, 3, 1, -1, 0, -2, -4, -2, -1, -3, -2, -1, greičiau, -1, -3. Gerai. O 21 surinkti. O liudininkas buvo, kurie nesurinko. Pats savo treniruotę pasidarai ir pasitikrini, kaip. Tai Tik ką jūs patvirtinote tą, ką bandžiau prieš tai pasakyti. gerai, nešam tą į vietą. Palauk, treneri, mes nenufilmavom dar to. Ką? To nenufilmavom. Ai ne? Ne, tada dabar, jeigu gali, paaiškinti. Daryk. Į viršų greitai, į apačią lėtai. Išnešti kelią. Aną kelią ar nieko? Ne, čia anas kelias neturi reikšmės. Pakeisti nuotraukas irgi gerai. Taip, gali pakeisti, tada būtų gerai ir ranka. Ne, bet koja, tai sakyčiau, tėva, ta kaip jūs sakėt. Dabar čia irgi labai technikai krepšinį ir labai skiria, kad mes ta pati ranka, ta pati koja, tas pats žingsnis, tas pats. Priešingi dalykai, jie labai geri dalykai. Taip, gali visai. Gražiai. Čia superinis dalykas. Taip, va, ir kamuolį išnešti, ir rankų dar. Aš ant šitų dalykų techniką statau. Jūs ką sakėte tą, o aš ranką sudėlioju ir gaunasi labai gerai. Gerai. Dabar, Jonai, atsisėdi. Kamuolys prie krūtinės. Dabar atsistoji, atšoki ir metimas. Ne, paklausyk dar kartą. Atsistoji greitai, atšoki ir tada metimas. Kaip, stovėk, atsistok. Dabar atšok nuo žemės. Palauk, aš nesakau tau mes, sakau atšok. Ir stangrių kojų. Opa, ir dar kartą. Opa ir metimas. Palauk, atšoki ir metimas. Taip. Ir tai atsisėsk. Atsisėdi, pašoki, atšoki. O kam nuleidi kamuolį? Tu nuleidi, tai iš karto jau priešininko jau sekundę. Tu čia gavai, atšok. Ateik, Jonai. Ateik. Stok po krepšį. Dabar mesi.
Tu nuleidi kamuolį? Ne? Tai kam čia nuleidinėjai? Nu, eik. Tai taip. Sek aikštę. Davai. O taip, vieną kartą, Jonuk, vieną. Viskas staigiai darai. Lėtai atsisėdi. Opa, šaunuolis. O čia tau ir keturgalvis dirba viskas. Ir ant paprastos kėdės gali. Liuks. Labai gerai. O čia Macijausko metimas. Tik pagavo, atšoko metimas. Taip. Dabar kitas, Jonai. Užsilėpė ant viršaus. Žinoma, čia per aukštas yra. Atšoki ir metimas. Atšoki. A kam galvą nuleidęs? Taigi mes į tai krepšinę, į grindis žiūrėk. Liuks. Čia, žinoma, šitam pratimui šitas suolas yra per aukštas. Kiek čia, koks aukštas turi būti? Turi būti kažkur tai apie 40 centimetrų. Čia geometriniai, neskaitai. Taip. Koordinacinė. Gerai, nešam suolą į vietą. Moment. Padėsiu. Sprando. Už sprando. O taip. O tu tokią pozą paėmė, žiūrėk. O tokią pozą. Nu dabar su galva daužysi treniruoklį. Per arti atėjai. Taip, lenkė žemyn. Taip, dažniau. Opa. Iš eilės. Hop. Uodegos nejudini. O šitaip. Opa. Dažniau. Jauti, kaip pilvas dirba? Nelabai. Dar į priekį. Ir dar didesnį svorį. O taip, trumpučiais, nereikia ilgais. Op. Šį čia galima su gumom tą patį pratimą daryti. Čia darai tol, kol jau sakysi, kad šį čia dega. Jau pilvas pradeda degti. Bet tai yra viena serija. O taip turi 3-4 serijas. Jeigu matai, kad yra per lengvai, svorį uždedi didesnį. Dabar toliau visą tą korsetą, nugarą, pilvo presą darėm. Dar vieną pratimą darysim. Dabar atsigulį ant pilvo, veidų į sieną. Kojos pakeltos. Vos. Dabar, negerai atsigulį. Sudaužysim tą. O, gerai. Rankos iki stumi, kad atšoktų nuo sienos. Pažemiui. Opa, staigiai, kiek galima, greitai, taip, kad atsiridentų. Stipriai, greitai, kojos pakeltos. Opa, dar greičiau. Jaučias nugarą. O taip, ir dirbi tol, kol pradės tą nugarą tavo jaus, kad jinai jau svyla. 3-4 serijas tokias. Padaryk vieną. Ką? Vieną, kad padaro. Nu tai padaryk taip, kad jau jaustų nugaryti. Stipriau, rankos pilnai įsitėse, taip kaip pasą duodi, taigi mokė pasą, pilnai rankos įsitėse. Važiuojam. Ką jau užkaito nugarą? O taip, stipriau, negailėk. Nei kamuolių, nei sienos, nei savo rankų. O šitai. Važiuojam. O, jauti, akmuo. Gerai, užtenka. Tai čia dabar atsistoji. Pasiemi kamuolį, veidų į mane. Arčiau, aš nesuvalgysiu. Abiem rankom laikai kamuolį.
Dabar abiem rankom kojų nejudini, dar sėki sieną. Abiem rankom. Taip. Atsiremi su kamuoliu į sieną. Palauk. Kojas ane krust. Kojas ane krust. Viskas. Važiuojam. Tai palauk, tai atsistok pradžiai arčiau. Nu, dabar tai šis jokio efekto nebus. Taip. O pats sugalvok. O šitaip. Kad į kitą pusę. O taip. Nejudink kojų. Pėdos čia. Čia va sėki, Jonai, o čia, Kojų nejudink. Kojos aniai krus pėdos. Viskas pritaisytos jos. Nu, jau dabar artie labai atsistoja, jokio efekto čia nebus. Tu turi, kad taip vos turi atsispirti, o šitaip. Kad... Jeigu sulenktum per kelius vos, pažiūrėk pabandyti. Tada labai lengvai dirbs nugarą, efekto nebus. Jis dirbs kojas. Dabar, reiškia, pilvo presui. Kokias darom klaidas? Tokias klaidas, kad gadinasi nugarą. Kamuolį tą padėk, kimštinį. Pokario metais kimštiniai kamuoliai buvo vadinami medicimbolai. Kodėl? Ką? Medicinos tikslais. O lenkai vadina šitas pilka lekarska. Gydomasis kamuolys. Pilka lekarska. Dabar lenkai vadina. Dabar medbolais vadinasi. Ką? Vėl mediciniai kamuoliai vadinasi dabar. Irgi? Nu, buvo vienu metu kimštinį. Sėdi, sulenktos kojos. Va, pakišk čia, kad va taip, atsiguli. Rankos už galvos. Smakras ant krūtinės. O dabar tik pasikelia mentis. Opa. Iš eilės, smakras visai ant krūtinės. Važiuojam. Kojas sulenktos, daugiau, arčiau. O taip. Smakras ant krūtinės. Opa. Aš tau sakiau, kad galva nejuda. Važiuojam. Opa. O šitai. O. Ferum. Žinai, ką reiškia ferum? Ne. Ką? Sėsk du. O šitaip, tol kol užkais. Vos mantis, vos. Jokiais būdais, kur daro iki kelių, tai čia yra gadinimas stuburo. Tik tai šitą. O efektas yra šitas ne mažesnis, jeigu nedidesnis. O šitaip, visą laiką smakrą laikai, o šaunuolį. O, liuks. Ir jeigu šitą padarysi be sustojimo ir giedodamas Lietuvos himną, tai iš vis pasaka. Dabar šitą mano, aš čia daug nenoriu įsiplėsti, yra dar viena pastaba tokia. Kuo jaunesnis vaikas, tuo didesnis treniruočių pratimų arsenalas. Kuo didesnis, kuo vyresnis, tuo yra baziniai pratimai, kurie pilvo presui, nugarui, šonui ir neįsiplėstinai tokius pratimukus, anokius pratimukus, atima daug laiko. Plius, visą laiką prieš treniruotės metu irgi nesusižavėjant, tempimo pratimai, irgi baziniai ir pratimai su gerai apšilus gerai, pratimai su voleliais, kad išildytų. Taip. Ir vienas dalykas, kaip dar kartą, kaip anose laidose kalbėjau, kojos visą laiką turi būti šiltos. Yra dabar tamprės ir su tom tamprėm, taip, visą laiką dirbam, kad kojos būtų visą laiką šilumoj. Dabar magistras Domantas jums parodys keletą pratimų.
Kaip darom? Darom? Tai gerai, fine. Tai palaukite, aš tada, ar reiks kalbėti? Jam? Taip. Ar jūs papasakosite, treneri? Gerai, aš pakomentuosiu. Gal aš nekalbėsiu, aš nežinau, kiek mes čia galim pasidaryti pratimų. Aš nežinau, tai sakiau, tu pasiruoš. 2, 3, 4. Paskui atsirinksim. Nes tų pratimų tai yra beveik kiek, tai aš galvoju, ką mums čia pasidaryti. Pasirinkti tokius, kur mažiausiai reikia įrangos. Taip. Bet kas, bet kur galėtų naudoti. Taip, teisingai. Ir kuo mažiau traumingus, kaip sakyti. Nu, žinai, man mažo, kad kas nors svoris nepastebė. Kur Dariukas? Dariukas, aš Dariaus žodžius daug kur perdodu. Darius pasakė, dariau klaidą, kad su dideliais svoriais dirbau. Dabar žiūriu, jis eina Panemunėj su 5 kilogramais ir užtenka jam. Prisipumpavęs. Taip. Didelių svorių nereikia. Taip, Dariuk? Taip, visiškai. O, taip. Važiuojam, davom. Magistrė, vadovaukit. Reikia brukio valdžiai. Kad būtų lengviau, Domantai, tu parodyk, a jis pakartos. Mes daug ką esam darę, tai aš tai galvoju. Nu tai. Segmentą pasidaryti. Tai gal pasidarom su gumanus, gerai, tos mūsų presus, tada bus paprasčiau. Dar važiavam šitą. Tai arba kažkoks tai kaip mes dėliojom bent jau tuos pratimus korpusai. Tai vieni pratimai mokina išlaikyti tą poziciją, kiti pratimai mokina atlikti veiksmą iš tų raumenų. Tai va dabar padarysim keletą pratimų tada, kada antirotacinius, kad išlaikyti tą poziciją, kuri yra tokia specifinė sportui ir kurių daug atsitinka sportui ir kada tos specifinės pozicijos būtume stiprus. Tai dabar pasidarom išspaudimus stovint tiesiog toj atletiniai pozicijai tokioj. Tu išeik iškiai plačiau, kad truputį stipriau. Tai truputį atgal. Ir pagrindinė esmė tada išspausti tiesiog tiesiai svorį. Biudžetą, ne? Ką? Biudžetą, nedirbau. Tiesiog išspausti tiesiai svorį. Kuo toliau nuo kūno pasipriešinimas, tuo didesnė jo rotacija ir tuo stipriau reikia išlaikyti tuo daugiau reikia išlaikyti tą poziciją. Gali Jonai išstumęs užlaikyti porą sekundžių, išstumi, porą sekundžių užlaikyti grįžti atgal. Norim dar pasisunkrinti, galima variuoti su pozicijom stovesnės, tai kuo siauriau, tuo bus sunkiau, pabandyk pasiaurinti, iš karto pajusi, kaip dar pasunkėja. Jo. Gerai, tada galima prisidėti ir įvairių pozicijų, į kurias norim išspaustą svorį. Tai jeigu priartint prie krepšinio daug dalykų vyksta aukščiau negu pečių, aukščiau negu galva, tai gali pabandyti spausti ne tik į priekį, bet truputį aukščiau. Bus didesnis svertas ir bus dar didesnė rotacinė ir šoninio lenkimo jėga. Tai užlaikyk irgi, užlaikyk. Išstunk, užlaikyk, jo. Tai irgi daug tokių pozicijų, kurių krepšiniai yra kur virš galvos kažkas netinka, reikia būna stabilizuoti. Tai va, galima įsidėti dar truputį dinamikos daugiau, tai tą pačią poziciją užimk, išeik daugiau iš šoną, išeik iš šoną, išstumsi svorį ir truputį su dinamika, tai labai panašiai kaip ginantis ar ant pausto kokio, tiesiog laikai ir nori tiesiog su kojom ramiai dirbti, bet išlaikyti tą pačią poziciją, tokia irgi priartinimas tam tikrai krepšinio situacijai. Tiesiog gali pradžioje arčiau truputį laikyti. Ir tiesiog atgal, ir tokiais mažai žingsniukais judi, išlaikydamas korpusą tvirtą. Ja. Tai pradžioje gali truputį arčiau prisitraukti. Jo. Jo. Ir gali trumpesnį, ilgesnį žingsnį irgi paįvairint, gali truputį daugiau pritūpti. Tai tokios pozicijos, kaip sakyti, su vienu veiksmu galima daug pasiekti ir antirotacinę jėgą lavint
įvairiose pozicijose ir ta antra rotacinė jėga net ir dinaminėse pozicijose, judant su apatinė kūno dalim. Tai ką, čia toks vienas? Gerai, labai gerai. Čia kaip ir treniruotėm ir reabilitacijai šitas tinka viskam čia. Tai viskas, iš tikrųjų. Nu tai taip yra gyvenime, sako, oi bėga ir treniruoja širdį, bet kartu treniruoja ir kojas, treniruoja ir plaučius, viskas kartu, nėra atskirai. Taip kad... Jo, tas pasisės to atletinių rengimų ar reabilitacija labai viskas... Taip, viskas persipina čia. Tai yra, jo, čia labai tas sunku. Tai da kokį va tokį vieną, labai įdomus iš tikrųjų. Čia šitas rotacija. Čia ką? Rotacija prieinama visiems. Visiems treneriams. Čia dabar ta gumoji. Gerai. Kaip padaras. Jeigu galima dar vieną pratimą, atsisuki nugarą į prisitvirtinimą, kur guma pririšta, nugarą atsisuki. Rankos va čia, abidvi, gerai, kojos plačiau, kaip gynyboj, dar plačiau. Taip, dabar perkeli gumą pro galvą į kitą pusę, a kojos visai kad dirba. Iki šlaunų. Gumą iki šlaunų. Čia nuleidai iki šlaunų, opa, į kitą pusę. Opa, kojos dirba. Dirba kojos. Dirba kojos. Vo, čia mėgiamas einikio pratimas. Dar daugiau įtemk, dar daugiau. Kvepavimas. O šitaip, o čia įsivaizduok, kad ne gumą, o kamuolį. O nuo priešininko. Opa, o dirba viskas. Kojos dirba, liemuo, rankos, kvepavimas. Galima, žinoma, bet tai ne visigi turi štangos ir blynus ir tokius, kur galima paimti. Ir su kimštiniu, su ko nori. Gali su šito, su piniginė, įdėsi plytą. 5 šitų litrų bankė. Ką nori? Bet čia jau tas, kaip būtų įdomu, koks čia, kaip treneris dabar rodo, čia jau toks iš jūsų praktikos, jau, jis multifunkcinis, ne? Specifinis pratimas. Dar jau čia nuo gudraus pavadinimo esmė nesikeičia. Suprantat, ką pastebėjau, kai ateina, žinai, kaip, pavyzdžiui, studentas ateina į treniruotę. Atsiverčia ir daro 5-6 pratimus, sudegina 5 minutės treniruotės, kur galėjai vienu pratimu per 6 minutės pasiekti tą patį efektą ir laimėti ir laiką, ir kokybę, ir efektą. Gaila, kad čia Čia yra lūžis esminis, žinai, tarp praktikos ir teorijos. Ką treneris sakė, kad jau amžius atleto jau didesnis, nebežadi su tais paprastais pratimais, eini prie specifinių, kur jau multifunkciškai daugiau. Gal ant to uždėsiu dar vieną, pasidarom tokį irgi daugiau specifinį pratimą. Vienas dalykas, kuris patinka sportininkam, nebūtinai krepšininkam, kad kiekvienai treniruotėje būtų kažkas tai naujo, kažkokia tai įvairovė. Kad nebūtų viskas tas pats, ateina vaikai 5-6 metų, jie ką mato? Krepšį, kamuolį, trenerį ir lanką, viskas. Ir taip diena iš dienos. Tai, kaip sakė plaukikai, Zevočka, kai sakydavo. Taigi treneriai bufetavos. 3 po 100, 2 po 50. Tas pats, 2 po 50, 3 po 100. Tai dar vieną pratimą, kurį taip pat atliekame. Ir kuo vyresnis, tuo tų pratimų arsenalas mažesnis. Nėra kada. Reikia taktikoje vėl kažkur tai dirbti. O šičia vaikam užsiėmimas, jiem kažkas tai naujovė, gaudimas, tenai pratimukų kažkokia tai šitą interpretacija.
dabar aš paklausiu, Dariaus irgi, mato ten tuos penktokus, iš 5-6 metų, jie eina su paprasta tą vadinamą ledo rytulio, duodavo šaškę ir su šaškė ant sulenktų kojų, su šaškė piršinės, kad neapsidaužytų, ir su šaškė žaidžia ant parketo ledo rytulį. Kojos sulenktos, visą laiką pasilenkia. Ir įdomu, reikia, tas pats, pasakyk dabar, ant sulenktų kojų po salę judėkit. Neįdomu. Bet reikia lazdų, ar ne? Ką? Lazdų. Būdavo lazdos ir prie lazdų, ta vadinama tas lenktas, lazdos įsideda į tą. Tai pasideda be lazdos ant šitų, tada ant sulenktų kojų. Nėra šitų, pasiimdavo numerius, kurios kabina fanieros numerius, su tais numeriais. Viską gali, be jų gali viskas, tik tai kojas neapspardyti su ta lauko teniso kamuoliuku futbolą. Padėdų kokią. Duodavo, tu buvai, kaip šitam duodavo šilumos tinkluose, futbolą su tikru regbio kamuoliu. Ir šoka, ir atrodo, kad čia, to nebuvo dar, jiems įdomu, kažkas tai nauja. Aš tą, ką dabar jūs kalbate, tai iš tikrųjų, kad, žinai, sako, viskas, kas nauja, pamiršta seną. Tai įsivaizduoti, jūs tą patį dalyką dabar sakot, tai dabar naujausia metodika yra, kaip prilenkti taisyklingo gynybos ar puolėjo stovėsenoje žaidėją prie grindų, nes vis sakom, žemiau, kojos plačiau ir būkit žemiau. Tai naudoju, jūs matėt, kliuškas naudojo tas vadinamas, ne? Dabar, kad ir Andrius Vaičius iš Amerikos siunčiamis koncus, kuriuos šliužuojam palei grindis, imam, dedam, tai praktiškai principas tas pats, tik tai metodinės priemonės yra šiuolaikiškos. O mintis yra 50 metų minčiai, kuris šiandien skamba iš naujo. Gerai, tokią gumą galima, nubėgti, jaunų, pasimko, tokią trumpą tik tai. Yra čia daunai kokių. Gerai, dar trumpesnė kokią tai. Trumpesnės tai nebus tikriausiai, aš bus plonesnė. Ant čiurnų. Plati labai. Čia per plati. Apvyniok ant vienos čiurnos. Čia sudėtingas dalykas. Lego. Kilpa. Tai yra tas trumpas. Opa. Ant čiurnų. Plačiai. Dar žemiau. Judi. Kojos visą laiką, kaip sakė, tarp kojų turi prabėgti teliukas. Taip, dirbai. Dažniau. Dažniau. Dar dažniau. Taip. O dabar, ką tavo tėtis sakė, pasiimk gumą ir neištemk jos, pasiimk už gumos. Liemuoti, sakau, neištemk gumos. Žiūri į mus. Va taip. Dažniau kojas dirba, dažniau gynyba, visur čia. Vo. Ir visai kojas plačiai. Abi gumas paėmė, abi. O šitaip. O. Šitas Donas Nelsonas atvažiavęs, 88 metais aš su Arvydu, kai tik tai buvo Druskininkuose, jisai vedė, Donas Nelsonas, šalta labai buvo Alytuj namų statybos kombinate. Ir jisai sako, kad visą laiką kojos turi būti plačiai. Kaip tu judėtum? Žinoma, kada didelis greitis, jau kojos sulenki. Visą laiką kojos plačiau. Ir tenai buvo kokia 40 vaikų. Ir Donas Nelsonas sako, šitas darai. Ir NBA striukės jiem. Dovanų. Iš balkono kokia 15 sušoko žemyn. Iš balkono tiesiai sušoko žemyn ir irgi rodo, kad striukę duok. Žemas ir platus. Taip. Išlaikyti, žinai, per plečiai ir keliai. Tas, žinai, tas kvadratas, čia kampė.
Tai pasidarysim tada porą pratimų su guma, galima ir kabelį naudoti ar trosą. Aišku, kad šitos pratimus daryti reikės tiek būti paruošus tą korpusą visą nuo paprastų tų pratimų plenkų visų ir taip toliau, bet jeigu jiems specifika, tai aš manau, kad tai visai įdomu. Ir su šitais pratimais esam nelygioj pozicijoje, jau yra truputį ir tokios stabilumo komponento, truputį ir, jau pasakyti, ta propriocepcija truputį dirba. Tai pradėsim nuo apačios ir eisim po truputį viršų. Tai iš pradžių bus toks nustumimas žemyn. Gumos pasipriešinimas gali būti irgi įvairus. Tai tiesiog mokinsimės išlaikyti stiprią poziciją tvirtą, atliekant stiprų veiksmą. Tai gausis, norėsim padaryti stiprų nustumimą žemyn. Tai čia bus pirma variacija, tai tiesiog iš čia norim stipriai nustumti žemyn. Išlaikydami visą tą korpusą, Jonai pabandyk ir po to kilsim po to. Tik kaip kabelį, kokį kabelį? Ta prasme, trosą kokį iš viršaus, kad su svoriu. Žiūrėk, tai nori, kad padarai įtupstą, būni aukštas, nenukritęs ir nieks nepasikeičia ir nori tiesiog rankos atskirai nuo kūno dirba. Bet čia atskirai, iš ten ir nori nustumti. Ta pratimą labai gerai daryti su daina ant tėvo dalgio ašmenų. Tiktais, aišku, atliekant veiksmų turi iškvėpti. Taip, va, su kvėpavimu. Visi, pamiršau pasakyti, visi pratimai su kvėpavimu. Stenkis nedėti iš klubų, viskas tvirta. O, šaunuolis. Tai progresuot galim tiesiog pakylant truputį viršų, tai pabandyk jau pasikelt truputį kelį ir atliekant tokioj pozicijai. Turiu biškį siauresnį daryti. Nu, be abejo, paskui į kitą šoną. Tai irgi lygiai tas pats iš viršaus ir taigi stiprų. Tik aš kad atsitaikyti tavo pasipriešinimą, kad tai biškį taip ištriškai. Tai dar galima padaryti. Tai va, iš čia, taigi, tai mokinamės atlikti, išlaikyti tokią tvirtą poziciją, nelygią poziciją, kuri irgi specifinė krepšinį. Ir dar paskutinė progresija, tai galėtų būti ant vienos kojos su pakelta tą vidinę koją irgi pabandyk. Ir iš čia, irgi tą patį padarysim. Pabandyk. Lygiai taip pat. Geriau su kairės tada. Ką? Su kuria kojos tada? Ant dešinės kovė, tai gerai šitą. Čia tas pats, kaip tais jau dėkam ant vienos kojos. Ne, gerai. Stok ant kairės ir dešinę pakelt. Tai vat nori išstovėti ją ir lygiai tą patį darai tokį nustumimą stiprų kirti žemyn. Tai vat matai dabar kaip jau iš viršaus. Tai mokinamės to tokioj pozicijoje, kur jau reikalauja stabilumą atlikti stiprų veiksmą, kas irgi krepšinį yra gan specifiška. Tai svarbiausia atsireguliuoti gumos pasipriešinimą ir tą patį galima padaryti ir atvirkščiai iš apačios. Tai dabar ant kairę kelią atsiklaupsi ir dešinys į priekį, žiūrėk ten. Ir lygiai tas pats, iš čia vėl nuo pačios į viršų eisim. Čia lengviausia variacija, tai lygiai tą patį norėsim viršų pasidaryti. Ir lygiai tas pats, tas kūnas tvirtas, būk aukštas ir tiesiog nori stiprų lift, tokį kėlimą padaryti. Irgi galima atlikinėti su įvairiais kitais treniruokliais. Tai čia jau pasidaro lengva vėl pasikelti į jūsų poziciją. Ir lygiai tas pats, viskas tvirta, truputį traukia į vidų, visą laiką judėk labiau tik į priekį, būk aukštas. Pakeliant ir paskutinė progresija vėl, ant kairės kojos stovim ir nori išsikelti viršų, gali tiesiog palysti po to arba iškelti šoną. Dabar sunkiau, dabar turėsi truputį sukontroliuoti daugiau save, bet... Tai vat, tokie įdomesni pratimai, kurie gan priartinti prie specifinės tos tokios krepšinio veiklos. Labai puikus pratimai. Super. Reikėtų net seminarą daryti.